Labas rytas, kolegos. Šiandien tradiciškai, kaip ir visada vasaros pradžioje, norim pristatyti Jums Lietuvos ekonomikos apžvalgą ir svarbiausių rodiklių makroekonominės prognozes. Ir jas pristatys Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius Gediminas Šimkus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis. Po pristatymo galėsite užduoti klausimus. Taip pat noriu priminti, kad tie, kurie žiūrite transliaciją tiesiog internetu, taip pat galite pateikti klausimus, jau dabar juos rašydami arba mailu mums, arba per Facebooką. Tai kol kas perduodu žodį Gediminui Šimkui ir paskui lauksime jūsų klausimų. Sveiki gyvi ir labas rytas čia visiems susirinkusiems ir labas rytas stebintiems transliaciją internetu ir džiaugiuosi turėdamas dar kartą pristatyti galimybę pristatyti Lietuvos banko ekonomistų prognozes. Norėčiau pradėti nuo pagrindinių skaičių, nuo bendrojo vidaus produkto. Ir šie metai, 2016, yra stipresnio ekonomikos augimo metai negu buvo praėjusieji, kai Lietuvos ekonomika augo 1,6% ir tas sulėtėjimas pirmiausia yra sietinas su prastesne tarptautinė aplinka. Ir šioje vietoje galiu bestelti pirštą į rytus, į Rusiją, kur dėl importo į Rusiją ribojimą, dėl Rusijos ir satelitinių valstybių kryčio gerokai pablogėjo eksporto galimybės ta kryptimi. O gana stiprų nuosmukį patyrė transporto sektorius, kuris ir prisidėjo prie to, kad tas lėtėjimas buvo didesnis. Iš kitos pusės ūkio augimą palaikė stipri vidaus paklausa, vidaus vartojimas ir tai toliau yra stiprus Lietuvos ekonomikos augimo veiksnys šiais ir kitais metais. Greta to pradėjo gerėti ir eksporto rodikliai, transporto sektorius, apie kurį truputį jau užsiminiau, taip pat parodė atsigavimą, perorientavo iš rytų į vakarus savo paslaugas ir dabar gana reikšmingai prisideda prie ekonomikos augimo padidėjimo. Taigi, 2016 metais mes prognozuojame, kad ekonomika augs 2,6% ir tai mes nekeičiame šios prognozės, tai yra tokia pati prognozė, kaip buvo prieš ketvirtį. 2017 metais prognozuojame, kad Lietuvos ekonomika augs dar sparčiau, 3,3% ir tai šiek tiek pamažiname nuo 3,4%, ką prognozavome prieš ketvirtį. Jeigu reikia skirti 3 veiksnius, kurie šiuo metu labiausiai įtakoja Lietuvos ūkį, jie būtų tokie. Tai yra tarptautinė ekonomikos aplinka, tai žemos palūkanų normos ir turbūt ne tiek, kad jos žemos, bet kad jos žemos jau gana ilgą laiką. Ir darbo rinka. Ir apie kiekvieną iš šių veiksnių detaliau netrukus. Tai norėčiau pradėti nuo tarptautinės aplinkos ir nuo pasaulio ekonomikos. Pasaulio ekonomika yra auganti, tačiau tas augimas yra trapus. 15 metais pasaulio ekonomika augo 3,1%, tai yra lėčiau negu 14 metais. 16 metais prognozuojame, kad tas augimas bus panašus kaip 15 metais. Ir minėjau trapumą ir jis susijęs su dviem dalykais. Tai pirma, besivystančios didžiulės ekonomikos, Kinija, Rusija, Brazilija, jas lemia tokie faktoriai, kad žaliavų kainos yra krentančios, todėl žaliavas eksportuojančios ekonomikos susiduria su sunkumais. O tokios kaip šalis kaip Rusija, Brazilija netgi patiria recesiją. Kinija dėl didžiulio įsiskolinimo taip patiria problemų, jos ekonomika auga, tačiau kur kas lėčiau negu anksčiau. Iš kitos pusės šito besivystančio ekonomikų augimo lėtėjimo nekompensuoja išsivysčiusios valstybės, pokyčiai išsivysčiusiose valstybėse, kurios kenčia nuo didelio įsiskolinimo viena vertus, investicijos augo, tačiau ribotai, mažai džiugino eksporto skaičiai, kitaip tariant, kad išsivysčiusių ekonomikų augimas taip pat praktiškai nesustiprėjo. Šitam kontekste klausimas, ar yra gerų žinių Lietuvai, o jų yra, nes mūsų pagrindinė prekybos kryptis yra eurozona. Be jokios abejonės eurozona yra ne vienalytė, ten yra skirtingos valstybės, jų ekonomikos veikia skirtingai, tačiau eurozona kaip tokia jau keletą metų rodo sustiprėjimą ir tai matyti iš paveikslo kairėje viršuje. 15 metais eurozonos ekonomika augo 1,5%,
16 planuojama auks 1,6%. Ir eurozona yra pagrindinė Lietuvoje pagamintų prekių ir paslaugų eksporto kryptis. Kitaip tariant, vakarų kryptimi Lietuvos eksportuotojų situacija yra stipresnė. Kalbant apie rytų kryptį, Rusija, paveikslas kairėje pačioje, tai matyti, kad 15 metais ši šalis patyrė stiprų nuosmukį, ekonomika krito 3,7%, recesija tęsiasi pirmą ketvirtį, tačiau tas krytis jau nėra toks didelis, kaip buvo anksčiau, tai nežinau, kiek čia yra gera žinia, bet, kitaip tariant, tą pagrindinį smūgį Lietuvos eksportuotojai jau yra patyrę. Kitaip tariant, apibendrinant, ekonominė aplinka, tarptautinė aplinka Lietuvos eksportuotojams yra šiek tiek palankesnė ir tai prisidės prie šalies ūkio plėtros paspartėjimo šiais ir kitais metais. Apie žemas palūkanas. Tai jos veikia, išskiriame tris kanalus, tris būdus. Tai pirma, per būsto rinką ir per statybas. Antras dalykas yra per poveikį vartojimui. Ir trečias, tai per toks netiesioginis poveikis, per tai, kaip žemos palūkanas veikia eurozoną ir netiesiogiai per padidėjusį aktyvumą eurozonoje Lietuvą. Tai pradėsiu nuo statybų. Tai mes turbūt visi matome suaktyvėjusi gyvenamųjų namų statybos spurtą Lietuvoje, Vilniuje labiausiai. Ir tai be abejo susiję ne tik su žemomis palūkanų normomis. Tai ir pagerėjusi ekonomikos aplinka, padidėjęs užimtumas, sumažėjęs nedarbas, išaugęs darbo užmokestis, pagerėjusios kreditavimo sąlygos bankuose. Paskolos būstų įsigyti pradėjo augti 14 metais, 16 metų, pirmą ketvirtį jau paskolų augimas būstų įsigyti šiek tiek viršė 6%. Kodėl tai svarbu iš makroekonominės perspektyvos? Tai investicijos į gyvenamosios pastatus sudaro 13% visų investicijų ir per paskutinius 3 metus investicijos į gyvenamosios pastatus išaugo trečdaliu. Tai tariant, tai skatina ekonomikos aktyvumą šalyje. Antras dalykas yra žemos palūkanų normos gausina vartojimą. Kokiu būdu? Tai pirmas dalykas, žemos palūkanų normos įgalina daugiau pasiskolinti vartojimo reikmėms iš bankų, iš kitų kreditų įstaigų ir kitų finansinių tarpininkų. Tai mes matome, iš bankų skolinimas padidėjo apie vartojimo reikmėms 2%. Iš kitos pusės mažesnės palūkanų normos reiškia ir mažesnės palūkanų išlaidas. Kitaip tariant, tas finansinis rautas arba lėšos, kurias turi namų ūkiai, lieka jų kišenės, jų rankose didesnės ir dalis jų gali būti nukreipta ir vartojimo reikmėms. Kaip paskaičiavo Lietuvos banko ekonomistai, apie 1/6 vartojimo padidėjimo būtų galima galvoti arba būtų buvę galima kompensuoti finansinių srautų pagerėjimu. Ir paskutinis dalykas tai yra kiekybinis skatinimas, arba kitaip tariant, žemos palūkanų normos yra eurosistemos vykdomos pinigų politikos išdava. Ir tai be jokios abejonės turi įtakos ir ekonomikos aktyvumo eurozonoje pagerėjimui, o atitinkamai gerėja ir Lietuvos eksportuotojų galimybės parduoti prekes šioje rinkoje. Mūsų vertinimu, kiekybinis skatinimas 16-17 metais turėtų Lietuvos BVP padėti augti 0,3–0,4% punkto. Apie darbo rinką šiek tiek norėčiau išsamiau, nes keletą skaidrių tam skirsiu. Tai pirmiausia, kad vidaus paklausa buvo anksčiau ir tebėra stiprus ekonomikos augimo variklis. Ir to išdava, to teigiamas pasiekmes mes matome ir džiaugiamės. Tai mažėja nedarbas, didėja užimtumas. Pirmą ketvirtį užimtumas padidėjo 2,5%, nedarbas krito iki 8,3%. Iš kitos pusės, ką rodo statistinės apklausos, tai vis daugiau įmonių teigia susidurinčios su darbuotojų trūkumu. O apie 1/7 įmonių netgi sako, kad tai yra trikdys jų verslo plėtrai. Iš vienos pusės mes norime ir įmonės teigia laisvas darbo vietas. Iš kitos pusės, ar atsiranda, ar suranda žmonių, kurias užpildo tos darbo vietas. Ir ekonomistai skaičiuoja tokį rodiklį kaip laisvų darbo vietų santykis su visomis darbo vietomis. Tai tas santykis per metus išaugo nuo 1 iki 1,3%. Tai yra vis daugiau laisvų darbo vietų yra
neužpildoma. Tai turi darbuotojams, tai taip pat reiškia ir sustiprėjusią jų dėrybinę galią. Ir tai tai galime matyti iš augančio darbo užmokesčio, kuris paskutinius keletą metų auga apie 5% ir šiuo metu tas augimas netgi yra paspartėjęs. Ta puikiai iliustruoja ir grafikas kairėje, kuris rodo ilgalaikį ryšį arba ilgalaikę, kaip juda kartu nedarbas ir darbo užmokestis. Matome, kad nedarbom krintant, kaip yra šiuo metu, darbo užmokestis auga ir tai buvo ir anksčiau. Augančios darbo pajamos, turint omeny ir žemas kainas arba lėtą kainų augimą, jokios abejonės reiškia ir padidėjusią perkamąją galią, o kartu tai leidžia gausinti vartojimą. Tai yra gerai, bet darbo užmokestis taip pat tampa ir vis svarbesnė makroekonomikos aktualija, vis dažnesnė tema diskusijoms tarp ekonomistų. Ar vis tik tas augimas, kuris jis yra tvarus, ar jis nesukuria kažkokių tai įkaitimo, vadinkim taip, rinkoje. Ir šių metų pradžioje darbo užmokestis išaugo beveik 7%, 6,9%. Kaip matote iš paveikslo kairėje, tai tas augimas nebuvo vienam ar kitam sektoriuje. Jis buvo iš esmės per visas ekonomikos veiklas. Šiek tiek mažesnis statybose, apie 4%, bet viešbučiuose, nekilnojamo turto veikloje gerokai viršijo ir 10% arba buvo arti 10%. Be abejo, prie to prasideda ir minimalios algos didinimas. Praeitų metų Liepą, šių metų sausį buvo didinama minimali mėnesinė alga. Mūsų vertinimu, jinai darbo užmokesčio augimą arba prisidėjo prie jo 1,3 procentinio punkto. Taip yra apie paskutinius pokyčius, bet reikėtų apžvelgti ir kas buvo per ilgesnį laikotarpį. Ir tai rodo, ir tai, manau, pat puikiai iliustruoja paveiksliukai dešinėje skaidrės pusėje. Tai nuo 2010 metų darbo užmokestis išaugo šiek tiek daugiau negu ketvirtadaliu. Jeigu privačiame versle jis išaugo beveik 30%, valstybinėme sektoriuje augo apie 22%. Ir šitas spartus darbo užmokesčio augimas, galima sakyti, šiek tiek kontrastuoja su kitais makroekonominiais dydžiais, tokiais kaip pavyzdžiui kainų augimas. Kainos augo 8,3%. Darbo našumas per tą patį laikotarpį padidėjo beveik 11%. Ir darbo našumą miniu neatsitiktinai, nes tai vienas svarbiausių ekonominių rodiklių, tam tikras orientyras, kur judės darbo užmokestis ateityje. Įmonės, kaip žinia, siekia pelno, siekia maksimalaus pelno. Jeigu darbo užmokestis auga, tai verslininkas greičiausiai sieks padidinti kainas. Kad jeigu darbo užmokestis auga sparčiau negu našumas, verslininkas greičiausiai sieks padidinti kainas. Bet ne visada verslininkas gali padidinti kainas dėl konkurencijos, nes gali būti susidurima su importu arba eksportuoti į labai konkurencingas rinkas. Kitaip tariant, jeigu padidinti kainas yra sunku arba negalima, tai reiškia, kad reikia arba susitaikyti su mažesniu pelnu, arba pagaminti mažiau, parduoti mažiau, atitinkamai ilgainiui samdyti mažiau ir sumažėjęs spaudimas ir taip pat mažėjęs spaudimas darbo užmokesčių didėjimui. Makroekonominiu požiūriu tiek įmonėms, tiek darbuotojams yra geriausia, kai darbo užmokesčio auga yra tvari, bet kaip iliustruoja paveikslas kairėje, Lietuvoje paskutinius 3 metus mes stebime tokią dinamiką, kad darbo užmokesčio augimas viršija darbo našumo augimą. Ir pereikime prie kitos ekonomikos srities – infliacijos. Tai defliacinius procesus šiuo metu keičia infliacija, tai yra kainų augimas. Tiesa, kainų augimas išlieka mažas. Praėjusiais metais bendras kainų lygis krito 0,7%. Šiais metais jau, kaip minėjau, matomas vartotojų kainų didėjimas. Per pirmosius 5 mėnesius kainos vidutiniškai padidėjo 0,6%. Pagrindinis veiksnys buvęs už šio kainų didėjimo buvo paslaugų kainos, kurios ūgtelėjo šiek tiek daugiau negu 4%.
Ir klausimas, kodėl auga paslaugų kainos. Tai pirmas dalykas, kad paslaugų kainose darbo užmokestis sudaro reikšmingą dalį ir kaip jau kalbėjome, darbo užmokestis auga pakankamai sparčiai ir taip pat dar sparčiau auga kai kuriuose paslaugas teikiančiose veiklose, tokiuose kaip pavyzdžiui viešbučiai. Kitas dalykas, kad paslaugos dažnai yra, arba daugiausiai yra parduodamos vidaus rinkoje ir jau minėjau, kad vidaus paklausa yra stipri. Ir trečias dalykas, kad darbo užmokesčio augimas paslaugose, paslaugų srityse viršija darbo našumo augimą jau kuris laikas, o tai taip pat sukuria paskatas, motivaciją didinti kainas. Iš kitos pusės, bendrą kainų lygį mažina tendencijos žaliavų rinkose. Ir kaip matome, kad degalų kainos, administruojamas, ypač šilumos energijos kainos, yra mažesnės negu prieš metus. Paveikslas dešinėje rodo naftos kainas, tai jeigu trumpai apibendrinti, tai net jeigu ir lūkesčiai dėl naftos kainų padidėjo 16-17 metams, šie lūkesčiai yra mažesni negu buvo vidutinis naftos kainų lygis 2015 metais. Ir tai yra viena priežasčių, kodėl mes keičiame infliacijos prognozes. Tai yra lūkesčiai dėl naftos kainų padidėjo ir mes didiname infliacijos prognozę iki 0,9% šiems metams, kitais metais prognozuojame, kad bendras kainų lygis ūgtels beveik 2%. Ir norėčiau užbaigti daug aistrų sukėlusią temą maisto kainos, jei konkretinti daržovių kainas, ir nenoriu kalbėti apie kalafiorų kainas. Tai maisto kainos auga, tiesa, labai nesmarkiai. Ir paveikslas kairėje atskiria, kaip kinta vaisių ir daržovių kainos. Tai yra raudona linija ir mėlyna linija rodo kito maisto kainas. Kaip matome, raudona linija yra kintanti, svyruojanti. Kitaip tariant, tai yra kaip ir tendencija. Tai yra, kad vaisių ir daržovių kainos yra sezoninės, kinta sezoniškai, rodo paveikslas dešinėje. Iš kitos pusės apskritai vaisių ir daržovių kainos susiduria su gana reikšmingais kainų svyravimais. Kaip pavyzdžiui, per pirmus 5 šių metų mėnesius daržovių kainos ūgtelėjo šiek tiek virš 7%, vaisių kainos ūgtelėjo beveik 4%. Kito maisto kainos didėjo labai mažai, nedidėjo arba netgi kai kurios kainos sumažėjo. Čia kaip pavyzdžiui galiu paminėti duonos ir grūdų produktų kainas, kurios iš principo liko tokios pačios, mėsos, pieno produktų kainos netgi sumažėjo. Gerai. Ar skiriamės kažkuo tai nuo kitų valstybių? Atsakymas yra ne. Jeigu matuoti kainų pokytį be daržovių, vaisių ir tabako, kuris priklauso nuo akcizų, tai kainos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Eurozonoje iš principo kinta labai panašiai. Tai šios kainos Lietuvoje sumažėjo 0,1%, Latvijoje, Estijoje šiek tiek padidėjo, Eurozonoje kitokia padidėjo 0,4%. Kitaip tariant, tie pokyčiai, tie skirtumai yra labai nedideli. Tai tiek. Norėčiau dar kartą pasinaudoti galimybę pristatyti Lietuvos ekonomikos apžvalgą. Tai yra pusmetinis Lietuvos banko leidinys, kuriame yra išsamei išnagrinėjama Lietuvos ekonomikos situacija, taip pat pateikiamas ir Lietuvos banko prognozės. Ir ačiū uždėmesi. Tai kolegos, ar turit klausimų? Prašom, Agnė. Agnė Vederytė, LNK žinios. Aš suprantu, kad iš kavos tirščių čia nebursit, bet iš tiesų kalbėkime apie ateitį. Maisto kainos vis tiek jos pakankamai aktualios yra vartotojams. Kaip jūs prognozuojate, ar jos iš tikrųjų ir toliau augs ir kokiose grupėse galėtų toliau augti? Tai kalbant apie maisto kainas, tai pirmas dalykas, kurį pastebėčiau, kad maisto kainos Lietuvoje labai priklauso nuo to, kaip kinta maisto kainos pasaulyje. Tai yra iš tiesų svarbu, nes mes dalyvavome vienoje didžiulėje tarptautinėje rinkoje. Tai keletas faktorių, keletas veiksnių paminėti šiuo atveju. Tai yra pirmas dalykas, kad atsargos pasauliniu mastu, maisto atsargos pasauliniu mastu yra pakankamai didelės. Iš kitos pusės yra gana gausi šios produkcijos, maisto produkcijos gamyba ir jinai yra imli energetikos kainai, kurios energetikos kainoms
kur, kaip rodžiau, kad naftos kaina, lūkesčiai dėl naftos kainų yra mažesni, šiek tiek padidėję, bet mažesni negu buvo realios kainos fiksuojamos 15 metams. Kitaip tariant, kad tai yra veiksniai, kurie rodo, kad maisto kainos, jeigu ir padidėtų, tai turėtų didėti jos nedaug. Iš kitos pusės, maisto gamyba yra priklausoma nuo to, kas vyksta su mūsų klimatu, kokios yra oro sąlygos, kils ar nekils audros, uraganai kitose valstybėse, bus sausra ar nebus sausros, kokia bus vasara ir taip toliau. Tai yra didžiulis neapibrėžtumas šiuo atžvilgiu. Aš gal papildysiu trumpai. Žaliavų kainos pačios yra smarkiai svyruojančios dėl priežasčių, kurios dažnai priklauso nuo ką Gediminas minėjo, nuo klimato ir panašių dalykų, bet neužmirškit vieno dalyko, kad kokio nors duonos kainoje, ten grūdų pačių savikaina yra keli procentai. Todėl, kad mokesčiai, prekybos maržos ir panašus dalykai labai stabilizuoja galutinių produktų kainas, netgi smarkiai svyruojant kviečių kokiam nors kainom. Duonos kainos kinta labai nedaug. Svarbu, aišku, nekartoti tų klaidų, kurios buvo padarytos 2007-2008 metais, gal prisimenat, tuo metu buvo iš tikrųjų smarkiai kilo kai kurių žaliavų, maistinių žaliavų kainos pasaulyje, bet tai buvo susijęs su nesėkmingais eksperimentais, naudojant grūdinės kultūras degalų gamybai JAV. Buvo tokia speciali subsidijų sistema, kuri labai smarkiai pakėlė grūdinių kultūrų kainas, todėl kad jos buvo tiesiog pradėtos naudoti biodizelino gamybą ir panašiai. Tai aš manau, pasaulis tą pamoką išmoko, kad maisto geriau į degalus nekonvertuoti, yra kitų būdų tą daryti. Saulė, vėjas, tai aš tikiuosi, kad tokių dalykų nebebus artimiausioje ateityje. Tiesiog tada norėjau perklausti, kadangi dabar valdžia kalba apie PVM mokesčių mažinimą tam tikrom maisto grupėm, kaip jūs galvojate, ar tai iš tiesų gali adekvačiai sumažinti maisto kainas, ar vėlgi tiesiog verslas liks prie savo verslo pelnų ir tiek? Yra didžiulės studijos atliktos pasaulyje, kaip PVM mažinimai, kelimai persiduoda į galutinės kainas. Tai bendra išvada yra tokia, kad kai keliamas arba mažinamas bendrasis tarifas, jisai beveik 100% pereina į kainų vartotojams sumažėjimą ar padidėjimą. Kai įvedamos specialios išimtis, įvedamos kažkokie tai specifiniai tarifai atskirom prekių grupėm, jie persiduoda maždaug 30%. Kitaip tariant, jeigu būtų sugalvota įvesti mažesnį kažkokį tai tarifą, kokiai nors šaldytai mėsai, atšaldytai, tai vidutiniškai galim tikėtis maždaug 30% tik tai persiduos. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką aš nekartą esu komentavęs, kokios prekių grupės nusipelno lengvatinio tarifo, tai logika sako, kad tos grupės, kurias vartoja daugiausiai žmonių grupės, kurios prasčiausiai gyvena, mažiausias pajamas gauna. Tai akivaizdu, kad mėsos valgymas, čia yra daugiau turtingesnių žmonių dalykas, kaip socdemai tai bežiūrėtų, todėl ta jų obsesija su mėsa būtent yra pakankamai keista, ekonominiu požiūriu. Iš tikrųjų, neturtingiausi žmonės, pensininkai ir panašiai, paprastai vartoja daugiau duonos gaminius, tokios košės, makaronus, paprastas daržovės, bulvės, kopūstai ir panašiai, bet tikrai ne šviežią atšaldytą steikams skirti mėsą. Bet tokia yra politika, nežinau, kas ten atsitikė. 2003 metais, aš atsimenu, irgi buvo lengvata mėsai, todėl kad mėsininkų asociacijai vadovavo toks socdemas Rudys, gal tai gali kažką paaiškinti. Jisai tuo metu sakė, kad tai neteisinga, kad tik tai mėsai galioja lengvatinis tarifas, bet ne mėsos produktams, todėl valdžia turėtų nuo 4 metų įvesti lengvatinį tarifą mėsos produktams. Toks groteskiškas, akiplėšiškas pasakymas, kad mes turim lengvatą visų kitų gamintojų žuvies,
dar kažko, reiškia, visų kitų pakaitalų gamintojų atžvilgių norim išsimušti lengvatinį tarifą tik tai savo sryčiai, savo vadovavimai sryčiai. Tai turėtų būti mažiau politikos PVM lengvatose, daugiau ekonominės logikos. Kol kas nematau daugiau. Donatai? TV3 žinios, Donatas Brimeris. Aš norėčiau dėl atlyginimų didėjimo prognozės kitais metais. Matome procentų išraišką, gal galėtumėte įvardinti eurais, koks tas dabar yra atlyginimas vidutinis, kiek jisai turėtų padidėti kitą metą ir kodėl taip skiriasi augimas atskiruose sektoriuose, net 3 kartus žiūriu, prognozuojamas. Prognozuojame, kad atlyginimai šiais metais turėtų ūgtelti 5,7%. Dabar taip staigiai pasakyti, kiek tai bus eurais, man tikrai nepavyks. Galbūt galėsim patikslinti tai netrukus. Bus keliasdešimt eurų, dabar berods vidutinis atlyginimas yra šiek tiek virš 1000 eurų. Patikslins kolegos, o dabar kodėl skiriasi rodytam paveikslė atskirų ekonominių veiklų atlyginimo darbo užmokesčio didėjimas. Tai yra keletas priežasčių. Tai priklauso nuo to, kaip tai ekonominiai veiklai vienaip ar kitaip sekasi einamojų laikotarpių. Ir kaip matėme, kad šiuo metu statyboje buvo fiksuotas mažesnis darbo užmokesčio didėjimas. Bet kaip žinia, jeigu gyvenamųjų pastatų statyba auga, tai dėl besikeičiančios ES finansinės paramos perspektyvos apskritai investicijos į statybas, į statinius yra sumažėjusios. Ir ta ekonomikos veikla dabar, vadinkim taip, jinai auga šiek tiek mažiau. Tai yra viena vertus. Jeigu kalbame apie daugiausiai augantį viešbučių, restoranų verslą, tai reikia pastebėti, kad ten neretai yra mokama minimali mėnesinė alga, kuri sudaro didžią dalį ten begaunančią darbo užmokesčio. Dėl minimalios mėnesinės algos didinimas ten turėjo santykinai didesnį poveikį. Todėl taip atitinkamai trūktelėjo darbo užmokesčio augimą toje veikloje į viršų. Ir tada atitinkamai ten pasiskirsto pagal proporcijas, pagal ekonomikos veiklas per įvairias ekonomikos veiklas. Su darbo užmokesčiu susijusi klausimą yra atsiuntęs Dalius Simėnas iš Verslo žinių, tai norėčiau irgi įgarsinti tą klausimą. Kiek viešbučių ir restoranų sektorija darbo užmokesčio augimui turi įtakos vokelių išbalinimas? Labai geras klausimas, tai aš jį adresuočiau pirmiausia viešbučių savininkų, viešbučių verslo asociacijai, bet aš manyčiau, kad turi įtakos, nes minimalios mėnesinės, jeigu, reiškia, gerai, tai nelegalu be jokios abejonės, bet mes žinome, kad tokia praktika egzistuoja, kad dalis atlyginimo yra gaunama vokelį, arba žmonėms gauna minimalų mėnesinį atlygį ir dalis atlyginimo yra mokama vokelyje. Tai be jokios abejonės minimalios mėnesinės algos atlyginimas didina darbo sutartimi gaunamą darbo užmokestį. Kokia apimtimi ten pakeičia, tai aš kaip sakiau, turėtų atsakyti kiti žmonės. Taip pat Dalius yra atsiuntęs dar vieną klausimą adresuotą Raimondui Kuodžiui apie darbo našumą. Ką prognozuojate darbo našumo augimo srityje? Darbo našumas išlieka trečdaliu mažesnis Lietuvoje nei EBPO šalise. Kaip sieksime aukštesnės gerovės? Paprastai darbo našumą žiūrima gana primityviai. Tai yra, kad žmonės turi turėti gerus darbo įrankius, tada jie dirba našiai. Bet iš tikrųjų to neužtenka. Ir aš tą bandau, sakant, temą vystyti keli metai. Kaip paklausa veikia našumą? Labai smarkiai veikia. Yra toks Verdorno dėsnis, niekas apie jį neatsimena, paprastai labai senas, kuris sako, kad paklausos didėjimas labai smarkiai įtakoja darbo našumą dėl to, kad
šiuolaikinėse ekonomikose ypač daug egzistuoja to vadinamo pastovaus darbo, nekintamo, kaip, sakykime, žmogus turi kastuvą, jisai kasa, jeigu pastatysim dar vieną žmogų su kastuvu, irgi kas. Daug yra žmonių, kurie dirba pastoviai, nesvarbu koks gamybos lygis. Aš turiu omeny, kad, žinot, skaitininkai, visas kitas aptarnaujantis toks infrastruktūrinis personalas, jie dirba įmonėje, nesvarbu, ar to įmonėje paklausa didesnė ar mažesnė. Tai paklausos didėjimas padidina šitų žmonių darbo našumą, kaip vaizduokim kaimo kokią nors parduotuvėlę, jeigu ateina dvigubai daugiau žmonių, nuperka dvigubai daugiau, tos kasininkės darbo našumas taiga padvigubėja, nors jis turi absoliučiai tas pačias darbo priemonės, kasos aparatą, kėdę ir panašiai. Tai Lietuva yra dažnu atveju įsivarius save į tokį uždarą ratą, kai paklausos trūkumas lemia menką darbo našumą, ypač regionuose. Taip, o kodėl ta paklausa, kodėl ten jos trūksta? Todėl, kad dėja daug žmonių išvažiuoja, patys potencialiai mokiausi žmonės, jaunimas emigruoja ar tai į užsienį, ar tai į Vilnių, vyksta vidinė didelė emigracija. Tai darbo našumas, ta prasme, algų didėjimas, paklausos didėjimas trukteli paskui save ir darbo našumą, neabejotinai. Per šitos masto ekonomijos efektus, per tai, kad egzistuoja ta nemaža dalis fiksuoto darbo palyginus su kintamu darbu, ta dalis modernios ekonomikose fiksuoto darbo siekia kartais net 40% ir panašiai. Tai nėra, kaip sakant, tas klausimas toks primityvus, kad galėtume jį žiūrėti tik tai iš to, kiek mes darome investicijų, kokias gamybos priemonės turim. Tai paklausos didėjimas yra labai svarbus veiksnys ir tą būtų gerai ateityje irgi turėti omeny. Darbo našumas yra cikliškas dalykas, vėlgi dėl tos pačios priežasties. Jeigu paklausa krenta, žmonių skaičius įdarbintų nekrenta tiek pat. Todėl, kad, kaip minėjau, yra daug to fiksuoto darbo. Ir pakilimo metu viskas vyksta priešingai, našumas linkęs kilt, tą jūs ir matote mūsų grafikose, kad darbo našumas yra pakankamai ciklinis dalykas. Ir tai nesusijęs su to, kad žmonės nuosmukių metu pamiršta kaip gaminti, ar pradeda tinginiauti, ar ne. Ne, tai vėlgi paklausos faktorius visus tos dalykus paaiškina. Apie našumą klausė ir vienas mūsų Facebook'o sekėjas. Ko turėtų imtis Lietuvos valdžia, stengdamasi padidinti Lietuvos ekonomikos našumą? Ar investicijų pritraukimas būtų vienas iš būdų tai daryti? Dalinai atsakiau iš tą klausimą. Investicijos yra svarbus dalykas, bet ne tiek svarbus, kiek paprastai atrodo. Technologinio išsivystymo prasme Lietuva beveik neturi trukdžių importuoti pačias pažangiausias pasaulio technologijas. Visi galim laisvai pirkti kompiuterius ir panašius dalykus, kitas modernės gamybos priemonės. Klausimas, kaip tu jas efektyviai panaudoji. Tai vėlgi, jeigu tu dirbi vidaus rinkai, tai ta vidaus rinka turi tam tikrų problemų, sakau, regionuose, ypač nes Lietuva po truputį skyla į tokias dvi ekonomikas, Vilnius ir visa kita, dėja. Bet Vilniuje matote, kaip sakant, koks paklausos lygis, kavinės pilnos, daug žmonių, o regionuose dėja yra kitaip. Verslų beveik nebėra, žmonių beveik nebėra, pirkėjų nėra, dominuoja pensininkai ir panašiai. Tai akivaizdu, kad tenais turėti našų į vidaus paklausą orientuotą verslą labai sudėtinga. Jūs pabandykite turėti kavinę, restoranėlį kokiam nors mažam miestelį. Kas ten jį ateis? Keli žmonės gal per dieną. Tai vėlgi, sakau, technologijų importo prasme problemų nėra. Investicijų Lietuvoje lygis kažkaip ypatingai neišsiskiria iš europinio lygio, sakyčiau, netgi didesnis.
Dar žinoma, svarbu į ką investuojama. Gediminas minėjo, kad daug investuojama į būstus. Būstai nėra tokia produktyvi investicija palyginus su fabrikų statyba. Tai ta investicijų sudėtis irgi yra svarbi. Būtų gerai, kad daugiau statytume kažko orientuoto į eksportą, tada tas paklausos veiksnys lyg yra atkristų, nes tu jau tada eksportuoji labai didelę rinką, ten tos vidinės problemos, kaip vartotojų trūkumas, emigracija jau nebeturi tokios reikšmės. Na, tai gal tiek apie tą nelengvą našumo klausimą. Dar turim vieną klausimą iš 15 minučių. Marius Jokubaitis klausia, kokį tiesioginį poveikį Lietuvai, pavyzdžiui, Lietuvos eksportuotojams į Didžiąją Britaniją gali padaryti Brexit? Na, čia daug neapibrėžtumo susijusio su šito klausimu. Kelias savaitės teks palaukti, mažiau, savaitės, su trupučiu žinosim tą atsakymą. Dabar tas balansas už ir prieš statistinės paklaidos ribose, niekas nežino, ko tai baigsis. Bet jeigu baigtųsi, sakykime, Brexito variantų, situacija galbūt neatrodytų tokia tragiška. Tai prasme, kad išėjimas jis nevyks per naktį, bus dėrybos dėl tolimesnio statuso. Europoje yra kitų šalių, kurios pakankamai laisvai prekiauja su Europos Sąjunga, nebūdami jos nariais. Yra Europos ekonominė erdvė, kurio prekybos sąlygos iš esmės tapačios prekybos sąlygom Europos Sąjungos viduje. Tai aš nemanau, kad politikams bus, sakykime, naudinga kažkaip bausti Britaniją kažkokiu tai specialiu prekybos statusu, režimu, kuris ypatingai sumažintų tą prekybą tarp Britanijos ir Europos Sąjungos. Na, tai vėlgi čia Brexito šalininkai dažnai pabrėžia šitą argumentą, kad ypatingai ekonominis statusas nepasikeis Britanijos, ypatingai. Taip bus tam tikrų pokyčių, žinoma, neišvengiamų, bet jie nebus tokie dramatiški, kaip bando nupiešti šalininkai pasilikimo Europos Sąjungoje. Tai, sakau, čia tik laikas parodys, koks bus tas tikrasis poveikis Britanijos ekonomikai. Yra, aišku, žymiai didesnių nuogąstavimų susijusių su imigracijos politika, tas ypač Lietuvai svarbu, nes mūsų daug emigruoja į Britaniją, kaip ten galėsim mokytis, pasilikti ir panašiai, žinoma, vėlgi ateitis parodys, nes Britanija kažkaip turės adaptuoti savo politikas, jeigu tas išėjimas vis tik įvyktų. Bet, sakau, labai arti lygiųjų esame šito klausimu, sakau, palauksim savaitę, visiems smalsu, kuo tai baigsis. Na ir dar vienas, ko gero, paskutinis klausimas, taip pat Marius iš 15 minučių klausia, kaip manote, kodėl pernai net 120 000 Lietuvos gyventojų gavo mažiau nei minimumą? Ar tai susiję su šešėlinė ekonomika, ar yra ir daugiau priežasčių? Lietuva pirmauja pagal šešėlinę ekonomiką Europoje. Deja, ir apie tai tenka kalbėti 14 metų. Niekas su to nėra daroma iš esmės. Na taip, lietuvio mentalitetas toks, kad jisai bando išdurti. Išdurti valdžią, kaimyną ir kitus. Tai įvaizdu, kad daug to išdurinėjimo vyksta būtent tokiu būdu, kai bandoma dirbti už ten ketvirtį etato, pusę etato, bet realiai greičiausiai dirbama pilna darbo diena. Daug verslininkų mokasi savo minimalias algas ar mažiau negu minimalias, dėl to, kad jiems, jie taip nori sutaupyti mokesčių. Esam siūlę reformas, kurios šitą situaciją pakeistų radikaliai, darbo rinkos reformas, sodros reformas, kurios paskatintų žmonės skaidriai mokėti savo darbo užmokestį ir tas netgi būtų patraukliau negu mokėtis dividendus ir pelno mokestį. Bet šita valdžia prarado šitą šansą rimčiau pakeisti situaciją su mūsų šešėliu. Taip, jinai darė tam tikrus žingsnius ten degalų akcizų, degalų srityje, bet degalų sritis tikrai nėra pati svarbiausia.
didžiausias šešėlis glūdi darbo rinkoje. Tie, kas skaidriai mokasi darbo užmokestį, jie moka 55%. Yra dar tokia pat dalis ekonomikos, kuri vidutiniškai moka 4-5% tik tai mokesčių. Tai akivaizdu, kad tokios disproporcijos jos nei tvarios, nei teisingos, ir akivaizdu, kad ir pats beveik mažiausias biudžetas ES taip pat yra tiesioginė išdava šito milžiniško šešėlio. Na tai tikėkime, kad nauja vyriausybė galų gale pradės atvirom akim žiūrėti šitą problemą, kurią ignoravo daug vyriausybių 15 metų. Matau, kad dar Irma nori paklausti. Tai Irma Janauskaitė, LRT. Aš dėl darbo našumo to nelemto. Europos komisija kaip tik ir siūlo, kad didinti darbo našumą reikia visokių inovacijų, dėkti technologiškai pažangių dalykų ir taip toliau. Jūs sakot, kadgi daug svarbiau ypač regionuose paklausą didinti. Tai kaip tą paklausą padidinti, ar įmanoma, kad kartu ir darbo našumas didėtų? Na, kad būtų paklausa, turi būti žmogus, kuris perka. Taip, paklausa nėra abstraktus dalykas, tai yra konkretus vartotojai, pirkėjai ir jų skaičius, jų pajamos ir apsprendžia, kiek jie gali išleisti. Taip, jeigu regionuose vis labiau dominuoja pensininkai, pensininkų pensijos yra vėlgi europiniais mastais pakankamai mažos dėl to, kad mes turime mažą biudžetą šalis, sodros biudžetas yra to biudžeto dalis. Na, tai tenais tikėtis kažko ypatingo, kažkokio paklausos rimto augimo ar panašiai, sunkiai įmanoma. Sakau, kadangi ne tik dėl to, kad pensininkų pajamos mažos, bet pensininkai jie žymiai mažiau vartoja toj formalioj rinkoje. Taip, yra tokie skaičiavimai, kad pensininkas išeina į pensiją, jo išlaidos maistui, čia Anglijos duomenys, bet aš manau, išsivyščiusio šalim tas daugiau mažiau panašių mastų galioja. Sumažėjo jo išlaidos maistui 17%. Ar tai reiškia, kad jis pradeda mažiau valgyti? Ne, jisai nepradeda mažiau valgyti, bet jis pradeda valgyti šiek tiek kitaip. Jisai mažiau eina į restoranus, mažiau eina į kavinės. Daug dirbančių žmonių tą neišvengiamai turi daryti, jie turi pietauti kažkur, jie eina į miestą, kažką perka. Pensininkas, jisai susimažina tas išlaidas, jis pradeda daugiau gaminti namuose, daugiau gal Lietuvoje įprasta, žmonės mėgsta pasikapstyti daržuose, užsiauginti kažką. Tai natūralu, kad tas toks pasitraukimas iš aktyvaus tokio pirkimo, sakykime, už savo ūkio ribų, jisai turi pasiekmes. Turi pasiekmes tiem smulkiem verslam, kurie iš to gyvena. Tai daug šalių supranta tą problemą, kokie nors prancūzai, kodėl pas juos populiari ta kultūra, eiti į miestus, valgyti tenais. Todėl, kad jie supranta, kad tai imli darbui sritis, taip, daug žmonių dirba tame sektoriuje, taip. Ir nėra optimalu galbūt visiems dabar užsidaryti namuose ir valgyti savo užsiaugintas bulves kažkokias. Tai Lietuvoje kitokios šiek tiek tradicijos, jos, sakau, nemaža dalima lemtos to, kad iš esmės nėra lėšų tokiems dalykams. Pensininkai negali dažnai kažkur išeiti į kažkokias kavinės dėl to, kad jiems vos tų pinigų užtenka komunaliniams mokesčiams apsimokėti. Tai dėl šitos priežasties, kaip aš minėjau, mes ir esam tokiam uždaram rate, kad verslas regionuose retai kada gali būti našus, jeigu jis orientuotas į vidaus vartojimą, o ne jie. Kągi, jeigu daugiau klausimų nebėra, ačiū visiems. Geros dienos.